Jie taip pat jau ne vieną savaitę žaidė traumuodami, vien tik tai todėl, kad kiekvieną savaitę Šiauliams tekdavo rungtyniauti ULEP taurės varžybose, žaisti labai svarbias rungtynes ir tai buvo ta būtinybė, kuri lėmė, jog net ir traumuoti tiek Zavackas, tiek Prekevičius sukandę dantis eidavo į aikštę, kesdavo skausmą, gerdavo nuskausminamuosius vaistus, stengdamiesi padėti savo komandai sėkmingai užbaigti ULEP taurės grupės varžybų etapą. Nu, dabar, kai vienas frontas Šiauliams jau užsidarė, nori to ar nenori, Šiaulių komandos treneriai yra priversti suteikti šiem krepšininkam poilsio. Nu, dabar po pirmojo kėlinio čia Vilniuje, Vilniaus Lietuvos Rytas turi 14 taškų persvarą, 25-11. Grįžtame į Lietuvos Ryto areną, čia plus 14 aikštės šeimininkų naudai ir dar kamuolys jų rankose, prasidedant antrajam kėliniui. Džeredas Žordanas, Artūras Jomantas, Andrius Šležas, Čekas Eiconas ir Marijonas Petravičius. Toks yra Vilniaus komandos penketas, Mantas Ruikis, Kose Olivera, Artūras Masiulis, Virginijus Praškevičius ir Tomas Rinkevičius. Svečių komandos penketukas ir vėl nepavyksta be pražangos sustabdyti Petravičiaus Praškevičiui. Antroji pražanga Šiaulių komandos krašto puolėjai. Ir Petravičius prie baudų metimo linijos. 3 taškai kol kas Marijono Petravičiaus sąskaitoje. Taiklus. Dar vienas baudos metimas, kol kas iš 3 baudų vieną šiandien yra įmetęs Vilniaus komandos vidurio puolėjas. Lieka vėl ištikimas tam 50% taiklumui. 26-11 ir spaudimas Šiauliams. Kose Olivera, Rinkevičius, dviese šiaip tai pereina į varžovų aikštės pusę su kamuoliu šiauliečiai. Rinkevičius visiškai laisvas buvo, pagundė dabar Šiaulių komandos žaidėjų atakuoti iš 3 taškų zonos. Praškevičius, perdavimas Masiuliai. Viskas būtų buvę labai gražu ir gerai, jeigu būtų dar turėję kelias papildomas sekundės Šiauliai. Baigėsi atakai skirtas laikas anksčiau negu pasiruošė atakai Artūras Masiulis. Džeredas Žordanas. Atmuštas kamuolys jam iš rankų, tačiau jis susigrąžina savo Vilniaus klubo žaidėjas. Ir dabar jau 2 taškai su pražanga. Artūras Masiulis stumteli Marijoną Petravičių. Antroji pražanga Šiaulių centrui. Petravičius ir vėl prie baudų metimo linijos. Be net dažniausiai šiandien verčiantis varžovus prasižengti kol kas aikštės šeimininkų žaidėjas. 2 pražangas jau užsidirba Virginijus Praškevičius. Antrą kartą dabar prasižengė Artūras Masiulis. Ir kol kas Vilniaus komandoje būtent centro puolėjai šiandien dominuoja aikštėje. Jeigu žiūrėsime į pelnomus taškus, lyderis vis dar tas pats Michailas Anisimovas, pelnęs 8 taškus per pirmas 4 šių rungtynių minutės. Ir visai greta jau jo 7 taškus surinkęs Marijonas Petravičius. Puikus Džeredo Žordano perdavimas. Na, tai jau yra gražu. Ir tai patinka visiems čia susirinkusiems Vilniaus komandos gerbėjams. Štai dar kartą šis perdavimas, paslėptas perdavimas, netikėtas perdavimas, kuris visiškai sutrikdo Šiaulių komandos gynybą. Ir jai belieka tik tai stebėti, kaip dar vienu dėjimu